Labą dieną visiems. Tai pradedam daugiabučio gyvenamo namo Rinktinės gatvė 36 Vilniuje projektinio pasiūlymų viešą svarstymą. Viešas svarstymas prasidėjo registracija, dalyvauja 14 dalyvių. Taip pat dalyvauja statytojas ir jo atstovai. Gal prisistatykit, prašau. Aš atstovas Tautvydas Putkinas. Donatas Daukša, MT Development vadovas vystymo organizacijos. Taigi, dabar išrinksime, paaiškinsiu procedūrą, viešo svarstymo eiga įrašinėjama garso įrašu, susirinkimo sekretoriumi yra paskiriamas projektuotojas, prisistatykit. Esu Darius Trupas, architektas. Susirinkimo pirmininkė statytojo atstovė Lina Liogė, tai būsiu aš. Atitinkamai protokolas bus surašytas per 3 darbo dienas nuo viešinimo dienos. Visi pasiūlymai yra registruoti iki šios dienos, tai yra iki 17 valandos, yra gauta iš viso 11 laiškų su pasiūlymais ir klausimais. Aš juos turiu pagal protokolą įvardyti. Tai yra Artūro gautas raštas, kadangi nėra nurodyta pavardės, tai atitinkamai jos ir nenurodau. Jūratė, Violeta, Danielius, Eimutis, Saulė, Artūras, Laurynas, Viktorija, Saulius Raudeliūnas, Brigita Burkauskaitė. Jeigu čia esantys dar kažkas siuntė po 17 valandos arba likus iki 17 valandos kelioms minutėms pasiūlymus raštu, tai prašom, ir nepaminėjau, prašom informuokit. Ar tokių buvo? Labą dieną. Tai kadangi jau susirinkimas prasidėjęs, tai prašysiu pasirašyti į dalyvaujančių asmenų sąrašą ir nurodyti reikalingus kontaktus. Ten, prašom, tikrai yra kėdė, tai galite atsisėsti. Taigi, statytojas yra UAB NTX Projekt 2, kol kas tada projektą visą projektinius pasiūlymus pristatys detaliau projektuotojas. Na ir vėliau mes atsakysim į jūsų pateiktus, trumpai apžvelgsim jūsų visų pateiktus iki viešinimo procedūros pradžios gautus paklausimus, klausimus, juos trumpai apžvelgsim ir vėliau išsamei su konkrečiais teisės aktų pagrindimais ir nuorodomis į dokumentus jau pateiksim atsakymus raštu per 5 darbo dienas. Tai čia šiandien mes aptarsime jūsų tuos gautus pasiūlymus ir taip pat galėsit užduoti dar papildomai klausimų, kuriuos irgi atsakysim. Tai projektuotojų prašom, žodis jums. Jo, tai sklypas yra greta jūsų namo, kaip suprantu, susirinkot daugiausia 30. Galima garsiau? Gerai, pasistengsiu. Balsas geras, vyriškas. Jo, sklypas yra tokios pailgos konfiguracijos, todėl pastatukas yra taip sukomponuotas išilgai. Jo plotis vos 7,5 metro. Architektūrą aptarsim vėliau, dabar apie patį sklypą. Tai pastatas turi gavęs iš miesto specialiuosius reikalavimus architektūrinius, atitinkam visus užstatymo parametrus. Taip, kad pastatyta laikantis visų atstumų, čia buvo iš jūsų klausimų, pakomentuosim, laikantis visų procentų ir taip toliau. Tai tokia ta architektūra. Miestas kažkurio metu paprašęs tūrius suskaidyti į 2, nors buvo pritarimas ir vientisam. Galų gale liko toks variantas ir vat, atliktas želdinimo planas, insoliacijos planas, kurį aptarsim vėliau. Čia trumpai prabėgsiu, kas šiandieną manau nėra labai aktualu, tie želdiniai. Rusija yra požeminė automobilių saugumo aikštelė, techninės patalpos, sandėliai, dviračių stovykla, 4 vietos automobiliams.
Tai aš noriu pasakyti, Lietuvoje tiek daug turtingų žmonių, kad tie kotedžai nueis kaip šiltos bulkutės. Tikrai žinau. Jeigu, pavyzdžiui, ponas toksai pastatė namą žvėrynė ir jis norėjo už jį 4 milijonų, o tas namas buvo vidutinis. Ir tai dizainerė jo žmona darė, nežinau, ar jis pardavė. Tai žinokit, čia kotedžas tokioj vietoj, dvigutis ar keturgutis, čia bus labai puikus dalykas. Nustebinkit Vilnių, padarykit kotedžą. 2 aukštų, va, užrašykit šitą pasiūlymą. Tai mes taip pat galvojam, gal tartis su žemės sklypo valdytoju, su turto valdytoju, gal atpirkt mums Ne, čia nejuokau. ir įgyvendint savo idėjas Tai kitaip. gerai, tai tas geriausias pasiūlymas yra. Koksai? Tai aišku, tai čia aišku, kad geriausias. Ir jie už tą kotedžą gaus tos pačius pinigus, kas sunaudos tas sąnaudas, kažkokį tai desperacijos atimtą namą baisų, su mažais atstumais, nei ten ką įterpsi, nei kur praeisi, žmonės neturės nei lifto, nei įėjimo, gryna desperacija šitas namas. Čia yra dramblys narve. Padarykit kotedžą gražų, nustebinkit Vilnių, save, visus žmonės ir gausite jūs tos pačius pinigus, dar daugiau. Ir bus mažiau sąnaudų. Išgirdom. Tikrai žinokit. Toliau. Mes jums tik padėti norime. Ačiū. Deja, turiu grįžti toliau prie užduotų klausimų. Taip. Buvo toks kaip ir pasiūlymas numatyti daugiau antžeminių parkavimo vietų gyventojams ir svečiams, kaip minėjau, jau tai aptariam dėl parkavimo vietų. Kitas klausimas. Prisistatykit, prašau. Nikita, gal galit truputį, prašau, padetalizuoti, koks normatyvas, koks koeficientas, nes tik, Kieno? parkavimo vietų. Nes kelis kart pakartojat, kad viskas yra atsižvelgta, bet, į ką atsižvelgta? Truputį praplėsti. Gerai, palaukit. Dabar dėl parkavimo vietų, kaip ir minėjau, iš esmės yra nurodyta ir pasakysiu, kur konkrečiai, kad jūs matytumėt, nes skaityti mums teisės akto reikalavimą, vargu, ir jums tai labai padėtų, bet galim grįžti vėlgi minutėlę. Jūs ieškote į ką jūs pasisakėte dėl parkavimų, tai aš nežinau, ar jūs matėte, čia jau ne nauja statistika, labai sena statistika, kad viena šeima vidutiniškai Lietuvoje turi po 2 automobilius. Tai mes kalbam apie vieną butą ir jūs matot kiekvienam butui po vieną vietą ir dar pas juos atvažiuos kažkas. Tai aš tiesiog... Tai jau užprogramuota yra ir taip labai problematiška vieta dar didesniam problemom. Tada man klausimas kilo dėl tos pačios parkingo vietos. Labai fainai, kad visi tyrimai daromi ir taip toliau, bet gerai, jūs pastatote pakankamai nemažą namą ir ar buvo įvertinta priedangų tinklas toje vietoje, nes žinote, koks yra geopolitinis kontekstas, priedangos yra žmonėms reikalingos ir ne vien jau kalbu apie patį blogiausią scenarijų, bet gali būti ir kitokių visokių variantų, ten potvyniai, kažkokios avarijos, oro pavojus ir panašiai. Tai ar į tą rūsį parkingą sutilps visi numatomi gyventojai to namo. Ar irgi tai skaičiavote, ar vertinote tame kontekste? Tai dabar žiūrėkit, grįžkim prie to klausimo dabar apie tas parkavimo vietas. Kaip ir minėjau, skaičiavimas detalus yra 29 puslapyje. Skaitant, mes negalim kitaip projektuoti, negu kad numato teisės aktai. Mes projektuojam parkavimo aikšteles atsižvelgiant į Vilniaus miesto tarybos patvirtintas zonavimus ir vadovaujantis tom taisyklėm mes ir projektuojam. Dabar kalbant apie priedangas. Priedangos yra numatytos tik tam tikros dydžio ir aukščio pastatuose. Atitinkamai šiam pastatui priedangą neprivaloma projektuoti, tačiau visi savivaldybės, kiti sprendimai dėl priedangų mieste zonavimo, tai yra savivaldybės aspektas ir klausimas jau nebe statytojo. Atsakant į klausimą dėl priedangų.
Tokiu atveju priedangai parkingas vinka, čia neslėptuvė, čia priedanga. Taip. O gyventojų Na, niekas, galima dar grįžti prie parkingo. Čia savivaldybė jau skaičiuoja, kiek kiekvienoje toje vietoje gyvenančio asmens, kaip sakant, priedanga yra reikalinga, kokio dydžio ir kokiose teritorijose ir kur ją parinkti. Tai nėra statytojo klausimas ir projektinių pasiūlymų objektas. Aš dabar labai atsiprašau, aš labai noriu paprašyti vieno paprasto dalyko. Laikomės tos tvarkos, kad mes toliau skaitom raštu pateiktus pasiūlymus, mes juos privalom aptarti. Ir po to jūsų kiti klausimai. Nes kitaip yra pakankamai sudėtinga toliau protokoluoti ir vesti susirinkimą. Tai galim tęsti toliau. Toliau aš dabar, kaip ir minėjau, užklausim vėliau. Aš tikrai suprantu, kad jūs norit. Pakrovėją turėsim įjungti. Taip. Tai dar ne, dar 20% yra, jeigu reikia, aš paskui pakrausiu čia. Yra. Kas jums trukdo? Pagrindinius įėjimus perkelti į pietinį fasadą. Na, iš esmės, tai projektuoti įėjimai taip, kaip suprojektuota, o pagrindimo kažkokio pažeidimo šituo klausimu nėra, tai atitinkamai tai nebus atsižvelgta. Ar Rusijos siena išlaiko normatyvinius atstumus iki rinktinės 38B sklypo? Tai atstumus jau aptariam, nesikartosim. Numatyti eismo organizavimo priemonės ir draudžiamosius ženklus prie transformatorinės bei rinktinės gatvė 3840. Konkrečiai ženklų statymas nėra priskirtas projektinių pasiūlymų svarstymo metu. Tai yra sprendžiama konkrečiai jau po statinio statybos užbaigimo. Kokie ženklai gali ir turi būti statomi, tai ženklų statymo poreikis bus sprendžiamas po to, kai bus jau statinys baigtas statyti. Po statybų nuvalyti gretimų pastatų fasadus ir langus, čia galbūt daugiau buvo pastaba nepasiūlymas, kaip supratau iš rašto. Pateikti rinktinės gatvė 38B pirmųjų aukštų ir jo vaikų aikštelės instaliacijos skaičiavimus. Tai instaliacijos skaičiavimus pateiksime raštu ir ją matysim ataskaitoje. Pašalinti pastato aukščio 12,85 ir 14,00 metrų prieštaravimą. Tai kaip minėjom, jau projektuotas šį klausimą atsakė, čia kažkokio prieštaravimo nėra, yra tik numatytas, kaip sakant, rezervas. Taip, dabar sumažinti pastato aukštingumą yra pasiūlymas, taigi pastato aukštis atitinka bendrojo plano sprendinius. Ant stogo ir fasado neįrengti papildomos inžinerinės įrangos. Tai inžinerinė įranga įrengiama tokia, kokia turi būti ir atsižvelgiant į tai, kur ją galima įrengti, suprojektuota būtent taip, kad būtų išlaikyti visi teisės aktų reikalavimai. Saulė. Saulės yra paklausimas gautas. Pateikti rinktinės gatvė 38B instaliacijos natūralaus apšvietimo ir šešėliavimo skaičiavimus. Tai šitie skaičiavimai bus pateikti raštu per 5 darbo dienas. Pateikti skaičiavimus, kad išlaikyti priešgaisrinį ir kiti ST reikalavimai. Tai čia norime irgi pabrėžti, kad į tai yra jau atsakyta iš dalies ir pavaizduota 42-44 straipsnėje, puslapyje, atsiprašau, tai iš esmės tie gaisrinės saugos dalis yra aptarta ir projektiniuose pasiūlymuose. Mes pastebėjome, kad dalis buvo nurodyta ST reikalavimų, kurie negalioja nuo 12 ir 14 metų. Mes atitinkamai projektinius pasiūlymus rengiam vadovaujantis galiojančiais teisės aktų reikalavimais, tai atitinkami į šitą pastabą irgi bus atsakyta raštu, kad tam tikri rodikliai nurodyti pasiūlyme jau nebegalioja. Įvertinti kanjono efektą, vėjo gūsius, karščio salą ir aido triukšmo sustiprėjimą. Šitoj vietoje iš esmės mes vertinom tiek, kiek numato teisės aktų reikalavimai. Kas tas yra kanjono efektas, vėlgi nėra pakankamai. Čia
panašiai ir gaunasi kanjonas. Jau dabar yra prie mūsų namo labai stiprus vėjai ant kampo. Kai bus dabar toks tunelis padarytas, tai bus dar sustiprėjimas. Ir dar priedo aidas nuo vieno namo iki kito sustiprina triukšmą. Čia yra, pavyzdžiui, žmogus šnekės savo balkonę vienam name ir labai gerai girdėsis aplinkui, nes aidas atsimuš į kito namą. Galimai toks efektas gali būti, bet šito pastato balkonai visi yra nuo jūsų namo nutsukti. Ir čia turėkit omeny, kad ir medžiagiškumo klausimas irgi yra dar tas aspektas, kuris, na... Balkonė nusukti, gedimai šalės, ne. Ir vaikai garsiau šūkauja. Kitas irgi buvo pastaba, pasiūlymas atsodinti daugiau medžių dėl numatomo brandaus medžio kirtimo. Tai pasikartoja, medis nėra kertamas ir nebus nenumatyta kirsti jokių medžių, nes esamam sklype jų nėra, o gretimam sklype jų neplanuojamas kirsti. Taip, dabar einam prie pono Artūro pasiūlymą. Pono Artūro pasiūlymą ir klausimai pastabos buvo tokio. Kokio pobūdžio darbai buvo atliekami sklype 26.07.17? Tai gal čia projektuotojas tas detalės galėtų šiek tiek pakomentuoti, nes jisai tiksliai žino. Padarytas grįžnukas dėl infiltracijos galimybės ir taip toliau. Tiesiog turėjo būti neilgas darbas. Bet tie duomenys į projektą neįvertinti, ne? Kur jūsų buvot pateikę. Čia papildomai. Tai bus projektas dar bus papildytas. Taip suprantu. Atsižvelgus į šitus duomenys. Ne, aš teiraujusi, tiesiog klausiu. Tas klausimas iš esmės yra, na, kaip ir klausia, ar tai pirminiai, ar papildomi geologiniai, geotechniniai tyrimai, tai atsakė projektuotojas. Jei tyrimai papildomi, kodėl jų prireikė šiame tame, kada ir kas atliko ankstesnius tyrimus, kokia ataskaita naudota. Tai kaip jau minėjau, atlikti tyrimai yra UAB Gemiros ir jie yra atsispindi projektiniuose pasiūlymuose. O kada jie atlikti? Metais. Yra galiojama terminas taikiams tyrimams dar. Ar ne, data, man atrodo, yra, bet aš kad nepameluosiu, ar ne 25 metų. Labai paviršutinis. Vienas tyrimas, kur gręžė labai toli, tai ir užtruko 15 minučių, o šitą tyrimą, kur darė prieš keletą dienų, penktadienį. 10 minučių. Koks tyrimas, įkišo biškį žemę. Ar čia tokie geologiniai tyrimai yra? Jūs dėl namo stabilumo nepergyvenate. Mes dėl tyrimų kokybės pergyvename. Ne, tai tyrimų kokybė yra atlikta. Jinai yra atlikta pamatam ir ataskaita tikrai yra. Ir jinai buvo rengiant projektinius pasiūlymus. Atsakysiu raštu, nes tikrai, žinokit, neturiu šiuo metu informacijos šitos po ranka. Nes jos turėjo atsižvelgti, rengiant šitą projektėlį, nes jie turi galiojimą terminą. Taip, tai bus atsižvelgta, čia net nėra abejonių. Jei iki projektų nebuvo tyrimų, kokiu pagrindu parengti pamatų sprendiniai, tai šitą klausimą irgi yra atsakyta. Iš esmės, pono Artūro visi klausimai yra susijęs su 17 dienos atliktais tyrimais. Dabar taip, tolesnis paklausimas yra pono Laurino, gautas 20 dieną. Buvo prašymas sutvarkyti esamą praėjimą ties sklypo pietrytiniu kampu. Tai dabar šitoj vietoje, ką turim ir norim akcentuoti, kad kadangi tai yra už sklypo ribų, mes turėsim susitarti su savivaldybė ir kol kas, kiek mano žiniomis yra, savivaldybės leidimas tvarkyti tą takelį gali būti mums išduodamas, tai mes tikrai šitą klausimą spręsim su savivaldybė, kad sudarytume iki to galutinio jau sprendimo ir jūsų pageidavimas būtų patenkintas. Tai nes turėkite omeny, kad mes galim daryti tai, kas yra sklypo ribose, o viskas, kas yra sklypo ribų, tai jau yra ne mūsų nuosavybė, mes turim gauti savininkų arba naudotojų atitinkamai pritarimą. Ir tame pačiame pasiūlyme buvo dar numatyti pietinėje pusėje esančio pėsčiųjų tako apšvietimą. Tai tas klausimas irgi bus lygiagrečiai sprendžiamas su savivaldybė.
sprendžiant klausimą dėl praėjimo įrengimo. Kitas pasiūlymas buvo ponios Viktorijos, irgi gautas 20 dieną. Taip, tai dabar ponios Viktorijos, tuo aš atsiversiu pasiūlymą. Taip, vis paprašiau. Jis pakankamai yra ilgas, todėl jį šiek tiek detaliau aptarsiu. Tai aš atsiversiu nuo pat pradžių. Čia jau yra? Na. Gerai. Taip, ponia Viktorija yra Rinktinės gatvė 30 HP daugiabučio gyvenamo namo patalpų savininkė. Ir pradedama nuo bendrųjų pastabų. Projektuojami 2 daugiabučiai pastatai, tai kaip ir minėjau, šitą klausimą jau atsakė, kad tai yra vienas pastatas. Dėl atstumų iki gretimo sklypo ribos ir poveikio kaiminiam pastatui adresu Rinktinės 38B. Nurodoma, kad turi būti projektuojamo pastato aukštis 12,85, vadovaujantis 193 punktų, atstumas nuo šio pastato iki Rinktinės pastato turi būti ne mažesnis kaip 12. Tai projektinėse pasiūlymuose šis atstumas nenurodomas ir nėra pagrindžiama jo atitiktis. Kaip minėjom, mes ir aptarėm ir parodėm, kad projektinėse pasiūlymuose atstumai yra aptarti, tai atstumai yra visi išlaikyti. Toliau yra apibūdinama, kad reikalavimas projektinėse pasiūlymuose turi būti aiškiai nurodyti atstumai nuo projektuojamo pastato iki kaiminio ribos ir iki Rinktinės pastato pagrindžiančių atitikti STR 20201-2004 punktų reikalavimus. Tai kaip ir minėjom, projektiniai pasiūlymai atitinka STR reikalavimus, konkrečiai bus atsakyta raštu, pagrindžiant punktais, kokiais ir kaip buvo apskaičiuota. Projektuojamas pastatas vizualizacijoje matomas itin arti besiribojančią kaiminę, tai Rinktinės 38B daugiabučią. Tai atitinkamai čia kažkokių klausimų nėra, tik pastaba, tai atitinkamai tik aptariu apie tai, ką jinai nurodo. Projektuojamas kaiminio namo apatinių aukštų langai ir balkonai turi būti iš dalies užstojami naujo pastato mase. Kitas punktas, kurį argumentuoja vizualizacijos, parengtas tendencingai, dauguma vaizdų pateikta tik naujo pastato, marketinginė vizualizacija iš palankaus kampo, nerodant kaiminių pastatų kontekstą. Tačiau mes PP matome paskutinėje dalyje, yra nuotraukos vizualizacijos, kur ir yra įtraukiami ir gretimam sklype esantys pastatai. Tai vizualizacijos rengimo reikalavimai iš esmės yra išlaikyti, atsispindi ir kitiem. Apšviesta saulės, kai ta saulė užstoja naujas pastatas, labai juokinga, tiesiog netitinka jokių fizikos dėsnių. Tai matot, vizualizacija vis tiek, jinai yra skiriama ne atvaizduoti pastatus. Tai aš konkrečiai apie šitą reikalavimą ponios ir kalbu, kad nėra pavaizduoti gretimoje teritorijoje esantis pastatai. Tai jie yra atvaizduoti ir mes matom tą PP. Vizualizacija yra atvaizdavimas kūrinio, ne nuotraukų įdėjimas. Ten geriau programos galingos šiais laikais viską gali pavaizduoti tiksliai, o ne tokias nesąmonės, kad saulės nutviestas mūsų namas, o priešai stovintis namas turėtų šešėlį mesti. Tai kam pieš tokias nesąmonės? Žiemą tai tik žiemą nematysim saulės, o vasarą biškį gaus. Ką tik sakė, Toliau dėl insoliacijos ir natūralaus apšvietimo pažeidimo nurodoma, kad projektinėse pasiūlymuose nurodė, kad būtų, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis už minimalų reglamentuojama nėra. Tai kaip ir minėjom, dėl šito insoliacijos mes pateiksime skaičiavimus, jie yra, kad atitinka visus reikalavimus dėl pastatų. Taip, toliau dėl užstatymo tankio ir intensyvumo. Dėl užstatymo tankio ir intensyvumo nurodoma, taip.
Projektinėse pasiūlymo nurodyti šie rodikliai: sklypo užstatymo tankis 42, užstatymo intensyvumas 0,2, apželdintas sklypo plotas 33,63. Pažymėtume, kad projekte pateikiami skirtingi rodikliai, bendrųjų rodiklių lentelė 42 užstatymo tankis ir 33,6 apželdinimas, o sklypo sutvarkymo plote 41,58 ir 32,03 atitinkamai. Tai tokia rodiklių netitiktis skirtingose projekto dalyse rodo projekto neišbaigtumą ir nenuoseklumą, leidžiantį abejoti duomenų tikslumu. Tai čia vėlgi, šitoje vietoje gal nelabai įsiskaityta, kaip ten kas parašyta, bet iš esmės nėra prieštaravimo PP pasiūlymuose, atitinka nurodytus reikalavimus, neviršijam jų ir šitoje vietoje pažeidimo nėra. Dėl mobilių parkavimo vietų mes, kaip ir minėjom, jau yra esame tarę, tai nesikartosim. Dėl transporto ir susisiekimo. Tai ką čia naujo rašoma, ko neaptariam. Tai vėlgi mes matom, kad vadovavimuose tais aktais, kaip ir minėjau, Technika kitokia yra. Nurodoma taip, dabar leiskit man dabaigti gerai, tada mes galėsim toliau padiskutuoti. Konkretus pažeidimas. Projekte nenumatyta atskira apsisukimo aikštelė atliekų surinkimo ir komunaliniam transportui, atsižvelgiant į itin ribotą sklypo plotą ir didelę užstatymo dalį, abejotina, ir tokia aikštelė fiziškai gali būti įrengta. Tai kadangi pasiūlymo neformuota, aš tiesiog įgarsinu, kokie yra nurodyti jos įžvalgos. Papildomas pažeidimas: būtinių atliekų surinkimas planuojamas į greta esančius konteinerius, tai yra naudojantis kaimyninių namų infrastruktūra. Tai pažeidžia Vilniaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus, pagal kuriuos kiekvienas naujas daugiabutis privalo turėti savo. Šitoje vietoje mes visgi gavom ir iš VASA atsakymą, kad projektuoti tokio šiukšlių surinkimo konteinerio atskirai nėra reikalinga šiuo atveju. Tai tą pagrįsime irgi raštais ir atsakymais. Dėl pastato aukštingumo ir vizualinės apsaugos pozone nurodo, kad yra netitikimas 12,85 ir 14 metrų, tai apie tai mes esame jau pasakę atsakymus. Dėl apželdinimo ir žaliųjų plotų mes irgi vėlgi aptariam, kad tie reikalavimai yra išlaikyti. Ponia nurodo, kad neva jie yra neišlaikyti. Ir šitoje vietoje matom, kad visgi STRS nurodo ir teisės aktai, kad tie atstumai ir apželdinimo plotai išlaikyti. Dėl vaikų žaidimų aikštelių ir sporto aikštelių mes jau aptariam, kad izoliacijos reikalavimus. Nurodo, kad yra nepakankamas aikštelių plotas, nepatikti instaliacijos skaičiavimai aikštelėms. Tai dėl ploto vėlgi skaičiavimai yra atlikti tokie, kaip priklauso, pagal laikantis teisės aktų reikalavimai. Jeigu tų skaičiavimų reikia konkrečiai, tai mes tuos skaičiavimus ir pateiksim raštu, kad įsitikinti, kad jie atitinka. Būtent to jau yra reikalavimo pateikti vaikų žaidimų aikštelės apskaičiavimą, tai šitas bus pateikta. Dėl prieinamumo asmenims su negale ir liftų nebuvimo keliamas klausimas, tai yra pagrįsti liftų projektavimo atitikti STR 20301-2019 reikalavimus 4 aukštų daugiabučiame name. Tai mes nurodėm, kad STR gyvenamieji pastatai 4 aukštų pastatų nenumato liftų įrengimo. Detaliau irgi galėsime tai atsakyti. Dėl triukšmo. Pažeidžiamas reikalavimas higienos norma triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamosios ir visuomeninėse pastatuose bei jų aplinkoje. Cituoja teisės aktą, bet vėlgi čia noriu pabrėžti, kad triukšmo normų pažeidimas yra fakto klausimas. Tai yra, kai bus statinys, tai tada galima daryti išvadas, kad kažkokie yra pažeidžiami triukšmo normų reikalavimai. Bet žiūrėkit, ir dabar yra pasiūlymų stadijų, jokių triukšmo normų nėra pažeidžiama. Tai mes apie tai kalbam.
20 būtų, o šiukšlių konteineriai tie patys. Yra prašoma, aš tęsiu toliau, pateikti triukšmo poveikio vertinimą apimantį požeminio parkingo ventiliacijos sistemą, oro kondicionierių, lauko bloko ir transporto triukšmo poveikį Rinktinės gatvė 38B pastatui. Kadangi triukšmo normų lygiai apskaičiuojami pagal konkrečius įrenginius, tai atitinkamai ne šitoje stadijoje šitie klausimai yra sprendžiami. Dėl projektinių pasiūlymų viešinimo procedūros pažeidžiamas reikalavimas STR 10404217 statinio projektavimas projekto ekspertizė 13 priedo 8.3 punktas, kuriame nustato, kad projektuojama statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėjai išreikšti rengiamas projektinis pasiūlymas turi sudaryti projektinių pasiūlymų vaizdinę informaciją. Tai kaip ir minėjau, vaizdinė informacija yra pateikta pabaigoje ir šitoje vietoje pažeidimo nėra. Tai atsispindi, pavyzdžiui, 78-80 puslapiai, kur ta vizualizacija yra pateikta. Dėl vizualizacijų neobjektyvumo ir nepakankamos informacijos visuomeniai, tai nurodo, kad viešai publikuojamos vizualizacijos Cityfy EU yra parengtos tendencingai ir neatspindi realaus projektuojamo pastatų poveikio kaiminiams pastatams. Tai čia vėlgi noriu atkreipti dėmesį, kad Cityfy EU tai nėra tie sprendiniai, kuriuos mes viešai skelbėme, kas juos kelia, mes nematom ir nežinom. Tai iš esmės projektiniai pasiūlymai yra viešai paskelbti Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje ir reikėtų jais ir vadovautis. Todėl į tuos klausimus, kas liečia Cityfy, publikuotų vaizdų, mes objektyviai negalime atsakyti. Jeigu būtų klausimas susijęs su mūsų internetiniai svetainiai pateikta vizualizacija, tai galėtume iš tiesų apie ją ir kalbėti, bet dabar dėl Cityfy toks atsakymas ir yra. Apibendrimas ir prašymas tai yra toksai, šios teikiamus prieštaravimus pridėti prie vykstančio susirinkimo protokolo, nepritarti pateiktiems projektiniams pasiūlymams, įpareigoti statytoją ir projektuotoją pateikti instaliacijos studiją, įvertinančią projektuotą pastato šešėlimo poveikį, įpareigoti projektuotoją aiškiai nurodyti atstumus, pašalinti prieštaravimus dėl sklypo rodiklių ir parkavimo koeficiento, neišduoti statybos leidimo tol, kol nebus įrodyta, kad projektas nepažeidžia kaiminio Rinktinės 38B pastato gyventojų teisių į instaliaciją, natūralų apšvietimą, tinkamą gyvenamą aplinką susisiekimą. Įpareigoti pateikti vizualizacijas, atkreipti dėmesį į viešai publikuotos vizualizacijos Cityfy EU, projektuojamas pastatas, čia formuoja stovės kritiškai artimame atstume nuo Rinktinės 38B ir reikšmingai pablogins šio namo gyventojų gyvenimo kokybę, apšvietimą, privatumą. Viskas. Jos pasiūlymas yra toksai. Toliau, dar mes, atrodo, turim paskutinę minutę. Taip, Sauliaus Raudeliūno ir Brigitos Burkauskaitės. Taip, tai dabar Brigitos Burkauskaitės aptarėme klausimus. Aš dar atsiversiu. Mes čia turim. Čia. Sveiki, pirmiausia, jūsų pateiktame pasiūlyme aplink sklypą esantys medžiai, iš kurių šakniniai patenka į teritoriją, sužymėti kaip blogas, nepatenkinamos būklės, ar buvo atlikta medžių ir kitų želdinių arboristinė analizė ir kaip bus statybų metu apsaugotas ir nepažeistas medžių šaknynas. Jei arboristinė analizė nėra atlikta, prašom ją atlikti ir su jo rezultatais supažindinti visuomenę. Skaitau papunkčiai ir tada juos po truputį atsakom. Tai arboristinė ataskaita yra, atitinkamai jos dalys lentelė yra pridėta. Dėl šaknų nepažeidimo klausimas irgi techninio projekto dalyje sprendžiamas, kada yra derinami statybos darbai ir sprendžiama, kaip sakykime, vieną ar kitą objektą išsaugoti arba atlikti tam tikrus darbus, tai yra aptarta techniniam projekto metu. Kitas klausimas dėl šiukšlių konteinerių. Ieškokite sprendinių su VASA, nes 20 būtų ir komercinių patalpų šiukšlos į aplinkinius konteinerius yra per daug. Tai VASA atsakymas yra toksai, kad iš esmės šitame sklype projektuoti nėra būtina. Atitinkamai pakankamas yra kiekis ir dydis kitų konteinerių kitose teritorijose. Mes turim tokį atsakymą, atitinkamai taip ir turim jo vadovautis. Trečia pastato apdaila. Visi aplink esantys pastatai yra gelsvos, baltos, pilkos, raudonos plytinės spalvos.
Prašom pastatą dažyti spalvomis, kurios neišskirtų iš bendro konteksto. Mums šiemet renovavo balkonus ir rangovai atsižvelgdami į aplinkinių pastatų gamą mums parinko tinkamos ir neiššokančios spalvos balkonus. Į šitą prašymą atsižvelgsim. 4. Garsinis statybų triukšmas. Statybvietė turi apsaugota nuo tiek akustinėm, tiek nuo statybinių dulkių saugančiomis priemonėmis. Aš tikrai nekentėsiu jūsų statybų keliamo triukšmo rytais, vakarais ir savaitgaliais. Aplinkiniai gyventojai yra pripratę gyventi tyloje, tad ir jūs turėsite prisitaikyti. Kadangi klausimo nėra, atitinkamai atsakymą neformuoju. Parkavimas. Pasidarykite parkavimą 20 butų nemažiau, kur likę parkuosis mūsų kiemuose tikrai bus toleruojama, jei nebus toleruojama, jei jūsų pastato gyventojai ir klientai neins statyti savo automobilius aplinkiniuose kiemuose. Tai dėl parkavimo irgi jau atsakymą turėjom ne kartą pateikę, atitinkamai parkavimo aikštelės suprojektuotas laikantis teisės aktų reikalavimų. Ir paskutinis mūsų yra pasiūlymas iš Sauliaus Raudeliūno. Minutėlę. Aš atsiprašau, gal jeigu lėčiau reikia skaityti pasiūlymus, tai informuokit. Bet stengiuosi irgi perskaityti tiek, kiek yra būtina ir kad negaišinti jūsų laiko. Taip, Raudeliūnas. Planuojami 2-4 aukštų namai, rinktinės 36A, neišpildyti reikalavimai dėl priešgaisrinės apsaugos. Punktai 26, 54, 56. Tai būtent dėl šitų punktų aš noriu pasisakyti, kad šie reikalavimai negalioja nuo 12 metų. Tai atitinkamai tolesni cituojami teisės aktų reikalavimai, jie netaikomi šito statinio projektavimo metu. Tai galioja, tie, kurie galioja. Suprantate, kai vadovaujamasi teisės aktais negaliojančiais ir nurodoma, kad STR 2.0201 2.204 gyvenamieji pastatai. Ten yra tame reglamente ir nurodyti aktuali redakcija. Reikia žiūrėti aktualią redakciją. Tada, kada yra šitas buvo projektuojamas statinys, išduotas specialiai architektūros reikalavimai. Tai dienai yra tada imamas teisės aktai ir jais vadovavimas. Mes negalim atgal grįžti, kurie negalioja projektavimo metu. Taip. 4 aukštų namai nebereikia privažiavimo. Va čia kalbant apie priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymasis yra suprojektuotas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. Tai pažeidimo šitoj vietoje nėra. Gerai, jeigu užsidegs tas tolimesnis pastatas, kaip privažiuos gaisrinė per šaligatvius? Palaukit, tu aišku. Techniniam projekte bus atskira dalis. Tai projektiniuose privažiavimo būdas nėra apsprendžiamas projektiniuose pasiūlymuose. Privažiavimas bus keliais. Kažką iš balkonų, iš kambarių privažiuoti kaip gaisrinės kopėčios, kaip jos privažiuojam? Yra privažiavimas numatytas pas mus. Dar tik pridavėm didesnį pastatą, kur gaisrininkas atsineša kopėčias. Yra tam tikri reglamentai, kiek gaisrininkas gali eiti. Sakykit, kaip bus užtikrintas automobilių aš jau pradėjau. Bet žiūrėkit, aš turiu pabaigti procedūrą taip, kaip man reikia. Aš suprantu, jūs norit užduoti klausimus ir jums kitų neįdomu. Aš noriu užduoti klausimą. Mes dialogą vedėm ir jeigu... Bet aš turiu irgi paskaityti, tai padaryti, kas privaloma. Tuos klausimus tikrai galėsit pateikti, bet kai aš pabaigsiu. Tai yra paskutinis pasiūlymas pateiktas, tikrai paturėkit kantrybės dar truputuką. Taigi, toliau tęsiam. Neišpildomas 158.6 punktas, spalvinė pastato gama, kontrastuojama su aplinkinių pastatų spalva. Aptariam, kad bus atsižvelgta. Neišpildomas 173 punktas, pablogėja arčiau vaikų darželio esančių rinktinės 38B, namo gyventojų sąlygos, pablogėja privatumas, apšviestumas, žiemos metu krenta butų vertė. Tai toliau. Rašo 173 punktas, projektuojamosios būsto visumos poveikis tretiesiem asmenim turi būti toks, kad pastatyta būsto visuma, jos naudojant ir prižiūrint trečiųjų asmenų gyvenimo veiklos sąlygos nepablogėtų palyginus su spalvomis, su sąlygomis, kurias jie turėjo iki statybos pradžios.
Neišpildomi reikalavimai dėl naujo namo saugumo iš pietinės pusės, tai yra gyvenamo pastato sklypo ribos žymimos aptvarais, reljefo elementai, želdiniais kitaip. Čia yra cituojami kiti teisės aktai 1782, 243. Mano pasiūlymas būtų sugrįžti prie pirmojo ankstesnio projektavimo varianto, atsisakant antrojo ilgesnio namo prieš rinktinės 38B, išplečiant esamų parkavimo aikštelę prie esamų šiukšlių konteinerių, paliekant daugiau žalumos prieš naujai projektuojamą namo parkavimo aikštelės pusėje. Tai į pasiūlymą bus atsakyta raštu dėl būtent grįžimo prie ankstesnio projekto. Na, viskas. Tai yra visi pasiūlymai gauti iki šiandienos. Dabar papildomai galim... Prisistatykit, prašau, vardas pavardė. Saulius Raudeliūnas. Taip, Raudeliūnas. Tai perskaitykit klausimą, į kurį neatsakiau. Išpildomi reikalavimai naujo namo saugumo iš pietinės pusės. Gyvenamo pastato 178. Gyvenamo pastato sklypo ribos žymimos aptvarais, tvoromis, reljefo elementais, želdiniais ar kitaip. Pas jūs ten tuščia. 178.2. Minimalus būtinas tik vienas įėjimas ir vienas įvažiavimas automobilių į pastato sklypą. Toliau, 181. Kiekvieno projektuojamo vienbučio, dvibučio, daugiabučio namo sklypo ribos žymimos reljefo elementais, atraminėmis sienelėmis, gyvatvorė, ne žemesnių kaip 0,6 metro aukščio ažūrinio aptvaro ir kitais būdais. Pas jūs ten tuščia. Žiūrėkit, bet jeigu kalbėti apie tuos reikalavimus, kad suprasti, kaip juos skaityti, ar ne? STR 1782. Minimalus būtinas tik vienas įėjimas. Tai minimalus būtinas tik vienas. Tai tik vienas, ta prasme, tas būtinas vienas yra. Tai kur čia yra pažeidimas? Čia nėra pažeidimo. Jeigu žiūrėti, kurį teisės aktą jūs cituoja. Atvėrimas, apsauga žmonėms, taip, kad niekas nejustų svetimų. Čia statytojo pasirinkimu. Nėra tokios... Atveriam sporto aikštelę, vaikų aikštelę, kur tikrai saugumą reikia užtikrinti, o visą kitą. Na gerai, toliau dar jūs neatsakėte apie jūsų vaikų žaidimo aikštelę planuojamą, ar ne? Ten yra irgi sąlyga, kad vaikų žaidimo aikštelė turi būti tokioje sklypo vietoje, kuri matoma, bet iš vieno buto kambario ar iš bendro naudojimo patalpų, čia ten įvažiavimo nuo gatvės, tas nesvarbu. Tai ar matys ten įkišta gilyn, iš ten langų nėra, iš galų. Tai raštu galėsime atsakyti ir iš kurio aukšto, ir iš kurio buto. Bet yra. Taigi, nematys tėvai vaikus. Kartu būtų. Ne, bet projektuotojas minėjo, kad yra langai bent iš vieno, tai šitas reikalavimas yra užtikrinamas. Galima dabar teikti kitus klausimus. Sakykit, prašom. Dar prisistatykit būtinai. Artūras. Taip. Kaip bus užtikrintas automobilių eismo saugumas parkavimo aikštelėje, kurioje tiesioginė paskirtis yra parkavimo aikštelė ir kuri bus pertvarkoma į tranzitinį kelią. Ar jos matmenų užteks, kad galėtų laisvai mašinos prisiparkavusios būti iš dviejų pusių ir tranzitas vyks dviem kryptimis. Galiu pakomentuoti. Atmosferiniai veidrodžiai išvažiuojant iš parkingo rinktinės 38B. Užsakėm susiekimo sąlygas ir tose sąlygose visi šitie dalykai nėra įvardinti. 2 kartus užsakytėm sąlygas atnaujinom. Tai čia nežinau, čia nebent pasikreipti miestą, kad kažkoks ženklinimas atsirastų, dar kažką, bet jokių nurodymų pilnumų nėra. Kaip minimum parkingo aikštelė bus sumažinta, kaip minimum vieną vietą tenais negalima bus statyti, tenais spec transporto atvažiuoti, gaisriniams. Apie tai kolegos sakė, iš vienos pusės tavęs ir iš kitos pusės, nes jūsų namas bus prispaustas į kitą pusę. Aktualiausias klausimas dėl tranzito. Tavęs mašinas iš vienos ir iš kitos pusės. Ar saugiai galės prasidėti? 5,5 metrų tai tik daugiau yra. Tai vienas kitą praleisdinėtų visas. Bus privaloma laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų. Tenas, taigi, tiesiog nepaskirtis buvo parkingo aikštelė, ne tranzitinis kelias. Bet tokios kaip tranzitinės aikštelės, kaip paskirties ir nėra naudojimo būdė registrų centre, tai čia žinot. Tranzitinis ir buvo, važiavo kitas sklypo, 36A ir važiavo. Bet atvažiavo gal mašiną, bet ne. Viena šeima gyveno, dabar 20. Tai skirtumas yra
20 po 3 žmogelius, 60 mašinų 40. Šitas namas yra visiška desperacija. Neįsivaizduoju, kad Man pasiūlymą statyti trumpesnį namą, bet į aukštą. Visiškai nepakomentavo. Tai žinokit, kaip ir minėjau, mes čia turime aptarti tuos klausimus, ne į kiekvieną detaliai atsakyti, o į tai, kad juos aptarti. Mūsų namui nieko neužstotumėt, o dar galbūt Mes į šitą klausimą atsakant, projektuojam tokį, koks yra leidžiamas teisės aktuose nustatyta tvarka, atsižvelgiant kitus reikalavimus. O tas aukštis yra leidžiamas, ar dėl to jūs taip įploti, ilgi, ta prasme, įsiveržia dar. Ten neleidžiama aukštesnio pastatyti. Pavyzdžiui, mūsų tai yra 9 aukšto, o tam šalia, jeigu jūs neužstojat kampe, jūs galėtumėte į aukštį kažkiek pavaryti, bet ne į ilgį. Ir kai užstojat mūsų namą, jūs pabloginat žmogišką gyvenimo kokybę, nes žmonės sugrūsti, praranda privatumą, pasidaro piktesnį, daugiau, vienu žodžiu, yra tyrimai daryti, kad tokios gyvenimo sąlygos priveda prie blogo mikroklimato ir žmonės bėga iš tokių miestų į užmiesčius ir daro viską tik taip, bet pagal įstatymo raidę čia tiek, kiek reikia. Žiūrėkite, atstumai tarp tų namų. Aš labai dar paprašysiu. Kokie atstumai tarp tų namų, kurie dabar yra. O šitas bus įspraustas, kaip buvo parašyta laikraštį. Įspraustas, įkištas, per jėgą įkištas. Sugadins visiems kokybę gyvenimo. Ir tiem žmonėm, kurie tie gyvens. Ar daugiau klausimų bus? Taip. Nereikia galvoti apie... Prisistatykit. Prisistatykit. Danielis. Taip. Aktualus dabar klausimas perspektyvoje. Jis tiek bus dar aktualesnis, tikiuosi, dėl neįgaliųjų asmenų patekimo į projektuojamą į namą. Vienas. Antras. Bet į šitą klausimą mes jau atsakėm dėl neįgaliųjų. Projektavimo politika, kai neįgalusis išmetamas kai į lauką ir belieka tik būdelę sukalti. Ne, aš čia gal trumpai iš savo praktikos ir žinių, kiek tai yra galima. Tai teisės aktų nustatyta tvarkas ir suprojektuotas. Nedraudžia teisės aktai, jokie teisės aktai nedraudžia projektuoti neįgaliajum automobilio parkavimui vietą požeminį. Yra. Dar ne tik neįgaliųjų, o nepainiokit apie mamas su vežimėliais. Kaip jos su vaikučiais į 4 aukštą tampys be jokio lifto vežimėlius. Tai kokia mūsų paskui bus ateitis ir gausios šeimos šitokiu būdu užtikrinamas. Taigi jos uždus belakstydamas su vaikučiu ant rankom. Tai kažką biškai kitaip paprojektuoti dėlėjai. Ar dar galit, aš tikiuosi. Jo, dar gali, tikrai gali. Pagalvokit. Ir seni žmonės, nebūtinai, ten pumpuosi 4 aukštą. Ar dar klausimų bus? Jeigu nebus, taip. Bet žiūrėkit, aš sakau, neužsiciklinkim į vieną klausimą, todėl kad mes, taip, esminius klausimus mes atsakysim raštu. Mes skaičiavimai yra pateikti. Pagal mano skaičiavimus aš dar kartą kartuoju. Jeigu 12,85 metro jūsų pastatas projektuojamas, nuo sklypo ribos, pirmas siena, rūsys, stogelis turi prasidėti 5,2 metro. Įrodykit, kad ne. Mes pateiksim jums įrodymus per 5 darbo dienas raštu. Tai jūs ir žinosit. Suprantat, jūs supraskite irgi viešinimo procedūros, tvarką ir eigą. Architektas ir turi pateikti raštu atsakymus. Jie bus pateikti. Enter, paspauskit. Tuo sekundėlę pasistengsiu įveikti tą pjūvį.
čia yra 3,60 nuo sklypo ribos. 3 metrai leidžia pastatyti, 3 metrai nuo sklypo ribos leidžia pastatyti maks 8,50, taip? Iš vis skaičiuojam pastato aukštį, Žiūrėkit. Duokit pabaigti, čia labai trumpai užtruks. Sekantis kiekvienas metras į viršų yra pusmetris į šoną. Ir 12 metrų 8,50 aukštyje matuokit atstumą iki sklypo ribos. Viskas esteras toks, juodo ant balto. Juodo ant balto parašyta. Fasado detalės atitrauktas, sienos, viskas atitraukta, 5,2 metrų. Bet kokį kitą objektą, pažiūrėkite infostatybui, kur yra šita schema pateikta. Bet kokį Jūs suprantat, jeigu jūs klystate, iš jūsų atestatą galite. Nu, tegu dėl šito... Gerai, aš tada pasikreipsiu per statybų inspekciją ar kažką, kaip jie traktuoja šitą dalyką, nes čia kažkoks kosmosas. Gal vis tik jo pagalvokit, ar tikrai Pas Kairienė jums 3-4 kartus aptarim viską. Hruščiovkės statybos. Ar dar klausimų bus kitų, negu kad jau aptariam? Klausimas, mes šnekam apie antžeminę dalį, bet yra dar šito namo rūsys ir mūsų namo rūsys. Ir kokie atstumai tarp jų, man turi būti 3 metrai. Kalbant apie rūsio patalpas, atstumai irgi yra išlaikomi. Neišlaikomi, jie Žiūrėk. matosi tenais, neišlaikomi, jūs net pjūvyje ne taip padaryti. Vidinė siena, rūsio vidinė siena 3 metrai kažkiek parašyta. Nu, tuos skaičiavimus mes jums pateiksim irgi raštu, žinokit, jeigu jūs nepatikit tuo skaičiavimu, ką mes teigiam. Pagal jūsų skaičiavimus. Daugiau klausimų? Daugiau klausimų, kaip suprantu, nėra. Galima skelbti susirinkimą baigtų 18:42. Ačiū visiems.